Rugsėjo 1 šventė ne tik moksleiviams, bet ir jų tėveliams, mokytojams. Druskininkų regiono televizijos kūrybinė grupė pasidomėjo, kokiomis nuotaikomis rugsėjo 1 pasitinka druskininkiečiai. Jau rytoj moksleiviai sugužės atgal į mokyklas, o vasaros atostogų įspūdžiai pasiliks tik atmintyje bei rašinėliuose. Bet ar mokslo metų pradžia yra tokia pati šventė ne tik vaikams, bet ir jų tėvams? Kiekgi jiems kainuoja išleisti savo vaikus į mokyklas ir ką dažniausiai jiems perka? Mūsų kalbinti žmonės sakė, kad dažniausiai išleidžiamos pinigų sumos neskaičiuoja, tačiau bent su pora šimtų litų visuomet tenka atsisveikinti. Tiksliai neskaičiavau, bet taip pirkau, kas būtiniausia. Šiaip sunku būtų pasakyti, kadangi perki per kelis kartus, ne iš karto, bet sakyčiau, pora šimtų išeina vaikui. Sunku pasakyti, nesuskaičiavęs. Žinokit, žalio supratimo neturiu, aš tai iš tikrųjų nesiskaičiuoju, kai ten išleidžiu prieš ar mokyklos metu, kiek mokykloje suskaičiuoja, ten kokių daiktų reikia, sąsiuvinių, dar kažko tais vadovėlių, tai tiek ir išleidžiam. Šeimoje yra 2 vaikai, vienas iš jų yra mokyklinio amžiaus, tai paruošimai apie 200 litų rugsėjo 1 maždaug. Čia neskaitant aprangos, nes uniformų nereikia, tai maždaug taip. O taip yra periodiniai pirkimai, pratybos, tai sunku sakyti, per metus kiek sudaro, 500 litų. Kaip dažniausiai perkami daiktai įvardijamos kanceliarinės prekės bei drabužiai. Kalbintų žmonių nuomonė išleidžiama suma aukštesnių bei žemesnių klasių moksleiviams skiriasi. Ne, man atrodo, ir žemesnių klasių, ir vyresnių vis tiek reikia maždaug taip pačiai. Žemesnių klasių mokiniams tikrai reikia, mano nuomonė, kur kas daugiau, o vyresnių klasių mokiniams vis, man atrodo, kiekvienais metais mažėja tos išlaidos. Nes, tarkim, nebereikia kuprinės kažkokios ypatingos, nereikia, sakykime, kokių tos labai gražių, blizgių flomasterių. Vyresnių klasių mokiniams galbūt reikia daugiau, kiek žinau, anglų kalbos pratyboms, užsienio kalbų pratybos kainuoja daugiau. Manau, kad turėtų skirtis. Manau, skiriasi. Kuom? Knygų kainos ir kiekiai yra tų papildomų pratybos, kaip ten vadinasi, va tie dalykai, tai aukštesnių klasių mokiniam be abejo brangiau kainuoja. Gal žemesnių daugiau reikia išleisti, nes jie daugiau tokių visokių piešimo priemonių turi, plastelino, ten visokių klijuočių galbūt reikia kažkotais, drabužių kažkokių tais užsidėti, gal mažesniam yra daugiau išleidžiama. Aukštesnių klasių moksleiviams, mano galva, vadovėliai gal brangesni turėtų būti. Gal tos metodinės medžiagos reikia daugiau. Mano manimu. Tie mažieji, tokie, gal aprangai reikia daugiau dėmesio skirti, nes jinai plyšta, jie visai kitaip elgiasi, per fizinio lavinimo pamokas ir panašiai. Tėvų nuomonė, mokyklos pakankamai aprūpina moksleivius būtiniausiais dalykais. Daugiausiai vargo kelia tik pratybų sąsiuviniai. Šiaip iš tikrųjų mokykla aprūpina vadovėliais tiek, kiek reikia. Tenka nusipirkti pratybas. Bet čia jau reikia iš tikrųjų, mokytojas atsirenka, kurios pratybos yra tikrai labai reikalingos ir be jų neįmanoma, o be kurių galima apsieiti. Tai čia dėl pratybų daugiau. O šiaip mokykla, aš manau, bent jau mūsų mokykla tikrai aprūpina pačiais reikalingiausiais dalykais. Ne, aš iš tikrųjų nieko prieš, kad patys perkama, ne mokykloje ten viskas būna, nieko čia blogas to nėra. Mokykloje duoda tik žirklės. Žirklės duoda? Ir klijus dar paskolina. Tai duoda, bet iš esmės nematau didelės problemas, kad patiems reikia pirkti, o ne mokykla nuperka. Svarbiausia, kad vadovėliai yra ir pratybos. Rytoj prasidėsiantys nauji mokslo metai pakvies vaikus į mokyklas. Todėl belieka džiaugtis artėjančią šventę bei tikėtis puikių moksleivių rezultatų.